Sveiki, klajūnai! Šiandien pirmą kartą savo kanalo istorijoje keliamės į užsienį. Tai yra kirtome sieną ir įvažiavome į Lenkiją. Tik tai kokie 200 km nuo Vilniaus ir gal 40 km nuo sienos pavažiavus atsidūrėme puikiame kurorte Augustave. Šį miestelį visi labai gerai žinote, kas seniau važiuodavote į Varšuvą ir toliau, nes kelias eidavo per miesto centrą, o dabar, kai yra aplinkelis, tai viskas yra labai gražu, žalia, ramu ir miela. Ieškantiems ramybės galėtume parekomenduoti į Augustavą važiuoti būtent ankstyvą rudenį arba vėlyvą pavasarį, kai dar neprasidėjęs pats turizmo sezonas, nes labai daug dviračių takų, pėsčiųjų takų palei ežerus, kanalą ir nesezono metu žmonių praktiškai nėra, visa gamta, miškai, ežerai, viskas jums. Atvirai šnekant, be gamtos grožybių, tai nelabai ir tikėjausi čia surasti kokį nors įdomių istorinių temų. Miestelis mažas, gamtoje, istorinių pastatų neišlikę, 19 amžiaus vidurio gal seniausi ten pašto ar dar koks kitas pastatas. Bažnyčia irgi daug kartų degusi ir atstatinėta. Net ir piratai jau pakeitė savo profesijas ir nebeplėšikauja, tik plukdo pavienius turistus. Nors pagal stovinčių prieplaukose laivelių būklę galima daryti išvadą, kad ir tas pats biznis nelabai gerai einasi. Užimusis skrajojantis Olandas pasirodo irgi paskutinį savąjį uostą atrado čia, Augustave. Įdomiausia, kad ne tik piratai, bet ir miesto šunys visi yra alkani ir pikti, apie ką visur įspėja esančios lentelės. Nors ir kai ką egzotiško pavyko atrasti. Štai, Palac Navodzė, tai rūmai ant vandens. Tokie kaip pas Kaligulą ar pas kiniečių imperatorių, pasirodo ir lenkai turėjo, o šaunuoliai. Įsėdi savo į tokius rūmus, atsišvartuoji ir, olele, pamirš žemiškus rūpešius, iš čia kylamai žvaigždės. Nei kokie baudžiaunikai tau trukdys, nei kiti plebėjai, nei prusokai, nei rokošas, nei totoriai. Ir tuomet taip ir neišplaukus į atvirus vandenis, prasideda keistesni dalykai. Nežinau, ar nuo gryno oro, ar nuo saulės ryškios šviesos, visur pradeda vaidentis lietuviškas arba bent jau baltiškasis paveldas. Paklausite, o kurgi įrodymai? Štai, prašau. Pirmiausia, pamatome medinį laivą, kuris pavadintas Jotvingiu. Ne kokį ten starį Polek ar Mozūras galų gale, bet būtent baltiškuoju Jotvingiu. Mieste tai šiandien ten slepiasi kažkodėl Gediminaičių stulpai ir ne bet kokie, o šiek tiek stilizuoti, atkreipkite dėmesį jų viršūnę. Tai ne kas kita kaip LDK laikų Trakų vaivadijos ženklas. O gal pasilgote senojo gero Vyčio? Prašom, jį aptikti irgi jokių problemų nesudaro. Ir apskritai vaikštant po Augustavą nepalieka įspūdis, kad pasiekti Vilnių iš jo lengviau negu iš lietuviškų miestelių, pavyzdžiui, tos pačios Raguvos. Visur kabo skelbimai kviečiantis vykti į Trakus, Vilnių ir atgal. Senas geras Reikiškių parko suolelis irgi čia, jautiesi visai kaip namie.
Jeigu ką, tai buvo pokštas. Norėdami ramiai susidėlioti mintis, ieškome kokios nuošalios vietelės. Ir kasgi labiau tiktų nei bažnyčia, ypač kai atstatyta tik tai po Antrojo pasaulinio karo, tai tikrai ten viduje jokių senų artefaktų nereikės dairytis, galim ramiai užeiti ir pamastyti. Prie įėjimo pasitinka paslaptinga skulptūra, nes užrašyta, kad tai Jėzus Kristus, bet galvo puošia kažkodėl popiežiaus tiara, o rankoje karališkas skeptras arba bent jau maršalo lazda. Ir keista dar, kad stovi ant apvalios žemės, reiškia jau Jėzus žinojo, kad žemė apvali. Deja, užėję ieškotosios ramybės nerandame, atrodo, kad atsidūrėme kokioj nors Vilniaus bažnyčioj, tik spėk dairytis. Į kairę nuo altoriaus mus pasitinka Aušros vartų Madonos paveikslo kopija ir taip pat nuotrauka Jono Pauliaus II, kuris ją buvo lankęs. Keisčiausia, kad net kopija stebuklinga, kas įrodo tiek daug apkabinėta aplink votų. O į dešinę nuo centrinio altoriaus mūsų jau laukia Dievo gailestingumo paveikslo iš Vilniaus kopija, taip pat apkabinėta votais. Apsidairę viename iš vitražų aptinkame dar vieną pažįstamą veidą. Tai ne kas kitas, o Tadas Kosciuška. Na, gal labiau Lenkas, bet vis tik gimęs Lietuvoje. Tik nežinojau, kad jis šventasis, ar taip. Tačiau didžiausia staigmena dar laukia. Ogi, Švento Kazimiero skulptūra. Lietuvos ir Vilniaus globėjo. Čia, Augustave. Na tikrai keista, ne kiekvienoje Lietuvos bažnyčiai tiek simbolių su Lietuva susijusių rastum. Po tiek keistenybių net ir senovės Egipto stiliaus akmeniniai sarkofagai nebestebina. Ir iš tikro, kasgi tas Augustavas? Mažas miestelis miškų tankmėje? Kodėl čia taip viskas susiję su Lietuva? Pabandykime pasikelti knygas, gal kažkas paaiškės. Ir pasirodo, kad šio regiono istorija iš tikro labai komplikuota. Gal net komplikuotesnė už bet kokią sritį dabartinės Lietuvos. Tai jau vien tai, kad istoriniuose šaltiniuose skirtingais laikmečiais teritorija vadinta ir Suduva, ir Pietų Suvalkija, ir Dainava, ir Jotva, ir Poleksija, ir Palenkė, ir galų gale Užnemunė. Kaip tai įmanoma? Kaip bebūtų, tai buvo senosios baltų žemės, bėda tik neaišku, kokių baltų, nes kai kuriuose šaltiniuose tai įvardyjama kaip Suduviai, Sudoven. Kitur teigiama, kad Suduviai tai yra jotvingių genčių grupės dalis, o dar kitur, kad tai yra prūsų gentis. Kaip bebūtų, yra žinoma, kad Suduviai arba jotvingiai buvo pati aršiausia baltų gentis. Jie nebijojo mirti, jie galėdavo eiti vienas prieš 100 mūšį. Deja, neišliko jokių rašytinių paminklų, mes nieko apie juos negalim pasakyti, bet žinom, kad pavyzdžiui jie tarnavo Bizantijos imperatoriui. Bet 13 amžiai jiems susidarė ypatingai nepalanki situacija. Iš vienos pusės spaudė ką tik atsikėlę teutonai, tai yra kryžiuočiai, iš kitos pusės mozūrai, tai yra lenkai, ir iš trečios Rusia, tai yra Haličio Voluinės kunigaikštystė. 1260 metais žemaičiai sumuša kalavijuočius ir kryžiuočius prie Durbės, dabartinė Latvija, ir Suduvėm, taip pat ir Prūsam. Tai yra istorinis šansas. Prasideda didysis Prūsų sukilimas. Suduviai visom jėgom remia Prūsų sukilimą, kad išstumti vokiečius nuo Pabaltijo. Lietuviai iš pradžių remia Prūsų ir jotvingių kovą, tačiau deja, po Mindaugo nužudimo, o vėliau ir po Treniotos nužudimo, visos viltis Baltų konfederaciją suburti žlunga ir prasideda Lietuvoje didelė betvarkė. Kai po suirutės Traidenis galų gale suvaldo situaciją Lietuvoje, jau per vėlu. Prūsų sukilimas gęsta ir vienintelis lieka kovoti Suduvių kunigaikštis Skomantas.
Nepaisant nepaliaujamo atėjūnų spaudimo, Skomantas vis tiek sugeba retkarčiais duoti atkirtį įsiverždamas į kryžiuočių žemes. Tačiau 1281 metų vasario pradžioje didelio kryžiuočių žygio metu jie pasiekė Skomanto sostinę, taip vadinamoje Kresmenoje, ir ją sudegino, o žmonės išžudo. Su likusiais jam ištikimais kariais ir su visomis šeimomis Skomantas traukėsi į Lietuvą, kur atsiduoda Traidenio globai. Sūduviai yra įkurdijami Lietuvos pasieniuose ir kartu su, kaip ir Žiemgaliu, pavyzdžiui, kunigaikštis Nameisis, tęsia kovą su grobikais jau iš Lietuvos. Deja, dar tais pačiais metais iš metraščių pradingsta jau pats Traidenis ir Žiemgalos taip vadinamas karalius Nameisis. Galbūt jie žuvo mūšyje, bet tikėtina, kad įvyko valstybinis perversmas, nes 4 metus buvo pasikeitusi po to Lietuvos politika ir siejama tai su kunigaikščio Daumanto valdymu. Kad Lietuvoje įvyko kažkas negero, jau rodo toks keistas faktas, kad Skomantas Lietuvoje išbūna tik 2 metus, iki 83 metų, ir grįžta atgal į savo tėvynę, tai yra pasiduoda kryžiuočiam. Dar po metų, tai yra 1284-aisiais, jis jau vadovauja kryžiuočių žygiui į lietuvišką į Gardiną, kurį gina likučiai prūsų. Ir pasižymi kaip narsus dievobaimingas karys, o dar po metų miršta. Štai kokia miglota ir filmo verta paslaptinga istorija. Jeigu ne toks liūdnas jo gyvenimo galas, pasidavimas priešui, tai galbūt jį gerbtume kaip Herkumantą ir statytume filmus, o dabar praktiškai iš vadovėlių Skomantas yra pradingęs. Ir tada kyla toks klausimas, ar praėjus beveik 800 metų dar įmanoma atrasti, kur galėjo būti ta paslaptingoji Kresmena, paskutinioji laisvųjų Sūduvių sostinė. Žemėlapiai gyvenvietės tokiu pavadinimu dabar jau jokios nerodo, bet pavyksta aptikti kai ką labai įdomaus, panašu, kad kažkokį siūlo galą užčiuopėme. Pasirodo, vos 26 km į rytus nuo Augustavo yra toks miestelis, labai įdomu pavadinimu. Vadinasi jis Komėtno Vėlki, tai didieji Skomantai, ir kas dar įdomaus. Per Google Maps galim pamatyti, kad šalia yra didžiulis ežeras. Kosminiai nuotraukai aiškiai matosi, kad jo būtų daug didesnė, jo kontūrai išdžiūvę matosi. Ir netgi vien su Google Maps pagalba galime aptikti, kad ant jos dabartinės arba buvusių pakrančių stovėjo netgi 3 piliakalniai, 3 pilių sistema, ir visas jos vadinasi Skomanto vardu. Neįtikėtina. Kelių piliakalnių kompleksas vienoj vietoj, tai turėjo būti labai svarbus punktas ir dar tokiu pavadinimu Skomantai, tai panašu, kad čia ir bus ta senoji sudegintoji sostinė. Analogija Lietuvai būtų nebent Kernavė ar Sudargas, koks net Kalnų parkas galų gale. Ir štai tokioje šviesoje Augustavas taiga mums tampa nebe kažkoks tolimas lenkiškas miestas, o istorinė Baltų žemė, šalia kurios buvo paskutinis atsparos mums giminingų Sūduvių punktas. Todėl verta pažiūrėti, kaip istorija vystėsi toliau. O toliau vadovėlė aprašo labai paslaptingą dalyką, kurį visiškai sunku paaiškinti. Po Skomanto mirties jotvingiai išnyksta. Nors prieš tai jie gaunasi didžiulė teritorija, visa dabartinė Suvalkija, dalis Dzūkijos, dalis šiaurės rytų Lenkijos, tai buvo jų žemės ir jie staiga per vos ne 1 metus išnyksta iš istorijos kaip nebuvę. Priminsiu, kad jokia kita baltų gentis niekada nebuvo panašiai išgaravusi. Prūsams suvirškinti galutinai reikėjo apie 500 metų, o pavyzdžiui Žiemgaliai, Kuršiai, Sėliai ir panašiai iš vis niekada neišnyko, iš jų paskui susiformavo latvių tauta, ir dalinai susiliejo su lietuvių etnosu. Bet mus nori įtikinti, kad gentis, kurios istorija siekia Ptolemėjaus laikus,
kuri paminėta ten daug amžių anksčiau nei kokios kitos baltų gentis, tiesiog išgaravo. Tada kyla logiškas klausimas, o kas tada vėliau gyveno šitose žemėse, jau pražuvus Sūduvių vadam? Atsakymas neįtikėtinas. Niekas. Teigiama, kad beveik 150 metų iki pat Žalgirio mūšio tai buvo niekieno žemė, dykra. Maždaug 150 km pločio negyvenama juosta pasienyje tarp Kryžiuočių ordino ir Lietuvos. Ir tik po Žalgirio mūšio įvykusios, kaip dabar pavadintume, tarptautinės taikos konferencijos Konstantoje metu, Vytautui su Jogaila pagaliau pavyko išsiderėti, sutarti, kad tiek Žemaitija, tiek dabartinė, arba kaip tuomet pasakytume, Sūduva, priklausytų Lietuvai. Ir tai buvo užtvirtinta 1422 metų Melnos sutartimi, tada ilgai jau sienos nebesikeitė, ir iš Lietuvos didžiosios kunigaikštystės gilumos pradėjo keltis tiek lietuviai, tiek žemaičiai, tiek likučiai prūsų ar sūduvių, jeigu jų dar buvo. O ta teritorija buvo milžiniška, nes be tuometinės Sūduvos reikia nepamiršti, kad toliau driekėsi vis dar LDK teritorijos vadinamoji Palenkė ar Palenkė. Ir štai pagaliau priartėjame prie mūsų šios dienos herojaus, Augustavo miesto. Istorija jau irgi gana painoka, kaip jau išsiaiškiname, įkurtas jisai istorinėse baltų žemėse, bet kas jį kūrė? O įkūrė lietuviai, nes dar nebuvo pasirašyta Liublino unija. Kaip tik po Barboros Radvilaitės mirties ir ką tik prasidėjus karui Livonijos su Ivanu Rūsčiuoju, karalienė Bona suorganizavo šias žemės Žygimantui Augustui savo sūnui gedinčiam, kad būtų iš kur pamedžioti ir galbūt pailsėti. 1557 metais miestai suteiktas Augustavo herbas ir vardas. Matote tą herbą, aiškiai matosi, kad Sigismundas Augustas inicialai. O dar po 4 metų, 1561 metais, jau miestai suteikiamos ir Magdeburgo teisės. Tai yra, kad laisvoja ekonominė zona, kaip pasakytume dabar, su tam tikrom teisėm ir privilegijom. Bet tai toli gražu nereiškia, kad tik tada žmonės ir apsigyveno. Lietuvoje daug miestelių ir miestų neturėjo Magdeburgo teisės, o kai kuriais laikotarpiais iš vis vos kelite turėjo. Taigi, dar gerokai prieš tai šita vieta buvo vadinama tilteliais. Per Meros upę ir ežerų daug, tai matyti ten gan svarbi logistiškai tiek ir vandens kelių atžvilgių, tiek ir sausumos. Tiltelis, tais laikais tiltai šiaip tai buvo prabanga. Vilniuje iki pat 20 amžiaus pradžioje tik vienas tiltas buvo. Taip pat yra išlikę duomenų, kad jau nuo seno ten ir Radvilų buvo, ir įsteigta ir smuklė, ir prekybos sandėliai kažkokie. Tai be abejo įrodo, kad tai buvo svarbus logistinis taškas ir gyvenvietė. Taigi, istorinėse baltų žemėse turim LDK teritorijoje prieš Liublino uniją įkurtą lietuvišką miestą su Magdeburgo teisėm. Puikia vieta, netoli tiek ir Prūsijos, tiek ir Lenkijos, galėjo išaugti į metropolį svarbu Lietuvai. Tačiau istorijoje buvo numatyta šitą miestą visai kita lemtis. Prasidėjęs Livonijos karas iš vienos pusės Lietuvai suteikė istorinę galimybę, nes išsigandę Maskvos ordų Livonijos riteriai ir viskupai prašo globos pas lietuvius, tai yra visa Latvija ir dalis Estijos pereina Lietuvos žiniom. Iš kitos pusės Lietuvai jau trūksta jėgų pačiai apsiginti ir karas pasisuka gan prasta linkme. Nors tuo metu Lenkija ir Lietuva yra atskiros valstybės, bet valdovas tai vienas. Žygimantas Augustas ir Lietuvos ponų taryba kreipėsi į Lenkus karinės pagalbos ir tada valdovas
pasielgė labai keistai, nežinau, kodėl jis ant senatvės pradėjo nekęsti Lietuvos. Už pagalbą reikalauja sudaryti uniją, tai yra sujungti abi valstybės į vieną. Iš pradžių lietuviai spiriojasi ir tada Žygimantas Augustas pradeda perleidinėti Lietuvos žemės Lenkijai. Derlingasias Ukrainos dalis, taip pat vadinama Palenkė. Tai yra gabalą buvusių jotvingių žemių. O to pačiu nugrebė ir Augustavą, naująjį karališką miestą. Tiesa, padalino gan įdomiai. Vienoj pusėje upės liko Lenkijai priklausanti dalis, tai yra visas senamiestis dabartinis, o kitoj pusėje šiauriniai užmėtos upės, tai kapinės. Šiaip įdomus dalykas, kapinės už upės rodo, kad tai yra pagoniška tradicija, tai reiškia tikrai buvo senos baltiškos žemės. Bet ir po tokios neteisybės didžioji Sūduvos dalis vis dar priklausė Lietuvos didžiai kunigaikštystei. Ji buvo inkorporuota į Trakų vaivadiją. Pasižiūrėkite, kokią milžinišką vaivadiją. Nuo Biržų šiaurėje iki daug piečiau negu Augustavas ir Gardinas. Liublino unija te buvo tik pirmas mažas žingsnelis būsimos Sūduvos sudraskymo procese. Ir netgi gan apgaulingas, nes po to 200 metų buvo gan santykinai ramus periodas, kai vykstant LDK kovoms su švedais kentėjo labiau Šiaurės Lietuva, o kovose su Maskva Rytų Lietuva. Prisišlėjusi vokiškosios Prūsijos pašonėje, Sūduva jautėsi gana ramiai, dėja, tai buvo apgaulinga ramybė. Ir štai 18 amžiaus viduryje Prūsijos princesė Sofija Augusta Frederika, ištekėjusi už imperatoriaus Petro I anūko Petro III, nužudo savo vyrą, užgrobė Romanovų sostą Rusijoje ir pradeda agresiją prieš Lietuvą. Kaip matome, Poleksėnų, Sūduvių, Dainavių ir Jotvingių istorija yra neįtikėtinai spalvinga. Jokiam istorijos vadovėlį jūs to neperskaitysite. Jeigu norite sužinoti, kas įvyko toliau ir kodėl mes dabar turime pusę, lygiai pusę Suvalkijos, o ne visą ir ne nulį, sekite šį kanalą, greitai išeis antras video.